Ar Laisvės partija mato mokesčių kažkokių konkrečių kėlimą, keitimą, didinimą, kaip išeiti iš šio? Laisvės partija pasitvirtino savo poziciją praėjusį savaitgalį suvažiavime, kad yra kombinuotas kelias, kaip įmanoma didinti finansavimą gynybai ir mes tikrai matom, kad bent 3 procentus nuo BVP reikia pasiekti. Ir kaip ir šiandien skambėjo susitikime, tai nebus vien tik tai mokesčių klausimas ar kažkokių tai tarifų korekcijos, bet skolinimasis yra reali alternatyva, artimiausio laikotarpio paspartinti tam tikrus įsigijimus. Tos pačios gynybos obligacijos. Iš tikrųjų, lietuviai turi pinigų ir per COVID mes pamatėme, kad tos santaupos bankuose yra, tiesą sakant, labai didelės ir man atrodo, kad patrauklaus ir gerai išreklamuoto finansinio instrumento sukūrimas būtų populiarus. Mes taip pat turime tam tikrą tokią savanoriško mokesčio, vos ne gynybos prenumeratos idėją, kuri mūsų skaičiavimais papildytų, dešimtimis, sakykime taip, milijonais, galėtų papildyti dešimtimis milijonų eurų taip pat gynybos poreikius, tai visą tai sudėjus galima būtų turėti gana tokį platų kompleksinį papildomų lėšų generavimo paveikslą, kuris tikrai nėra vien tik tai mokesčių korekcijos, bet taip pat yra ir savanoriškas prisidėjimas ir taip pat skolinimasis.